Sveiki gyvi ir šiandien mes randamės Kačerginės Nemuno žiede, MTS GRG eventuke. Bus labai daug mašinų, apie 40 superkarų, privažiavę čia svečiai iš užsienio ir taip toliau. Super gerų vairuotojų, tai bandysime pagaudyti kadriuko. Taip pat čia ir mūsų draugelių yra susirinkę, čia labiau media crew ir kai kurie ir važiuos. Pavyzdžiui, Rytis tai čia lėks, bandysi savo korsą, šiaip pirmą kartą į žiedą išlėks ir žiūrės, kas su juo blogai bus, o kas bus neblogai. Va stovi ten, pasistatęs, einam pakirkinsimės jį. Čia filmuojam, zdarovo. Mes visada filmuojam, always live. Livery on, Rytis on, racing hat on. Mes dar žaisliukų gavom. Žaisliukų gavot? Jo, prie mašinos sutėm. Va tai va. Prašau. Ledas. Čia visas komplektas. Visas komplektas. Kas šiandien sulūš? Kas šiandien sulūš? Pirmoje vietoje kilimėliai, antroje vietoje mano galvoje, trečioje vietoje mašina. Tikriausiai lūš. Šitie sakai lūš? Lūš. Bijau. Nu žiūrėsim, pamatysim. Man įdomu, kiek šiaip mašinų lūš per šiandien dieną. Man pimpalas lūš, nes diržai labai spaudžia kiaušus. Tai normaliai užsisek. O tai kaip tavo kelionė iš Kauno? Gerai. Normaliai? Be nuotykio. Ant kiek važiavot? 900. Ai, nu, 900? 900 buvo. Gerai, ai, nu tai čia casual greitukas. Nu gerai, žiūrėsim, kas čia bus. Slengstų uždėjom ant. Antras lengstis on? Ai, jau dabar vaizdas yra. Nu ir tvarkoj. Einu kitus pakalbėti. Rimtesnių mašinų kalbėti. Jo. Nuo šrotų. Ui, čia. Double-sided tape. Taip. 3M. Ne 3M, Tesa. Tesa. Geriau. Tesa paremkit. Geriau. Buvo kokia hulė sedanas atlėkė. Žiauri gerai. Ir dar renkas po truputį svečiukai. Porsche, Audi. Čia tokie dar prikolai. Šitas irgi lėks. Turim Sviksą ir turim Džiugą. Sveiki. Labas. Aš matau save per tavo monitorių. Taip, tu gali matyti, ką aš filmuoju. Džiugas. Sveiki, mūsų filmuoja dabar šiuo metu. Jo, atsargiai. Labai atsargiai. Neužimk radijo bangų, žinai. Seni, koks Jaris. Julius Šakalys. Oh my god. Well. Well. Atėjai bandyti antrą kartą savo laimę? Toyota. Bandysi vėl? Taip, Well. Ar aš antrą kartą bandau laimę? Nežinau. Blemba, čia įdomu bus. Labai nemažai shitboxų privažiuoja. Čia bus rimta. Čia bus labai rimta. Reikės eiti vidurį trasos stovėti. Norėčiau. Ir mosikuot. Ir šaukt. Reikia per mūsų raciją SEU channelį prisijungti ir ten, jo, tiesiog bazarint. Tiesiog bazarint. Tokijo, Dorifto. Oi, čiagi Paul Walkeris atvažiavo. GTR. Žodžiu, mažiau apie Paul Walkerį, daugiau briefingo. Reikia eiti dabar prasibriefinti, ką mums galima trasoje daryti ir ko negalima. Ir jau šį prasidėjo, aš vėluoju. Unreliable kalt. Davai. Bet labai ilgai užsiknisim. Čia greit. Aš irgi norėsiu. Tuoj, padėsiu. Man tik vėliau gal padog. Aš gal atsiminsiu. Tuoj atmeščiu. Greit. Ok. Kol visi čia užsiminėja išvažiavimu,
Mes užsiminėjom lipdukų kliavimą. Puiku. Ir klijuojam per vidurį stiklą. Gerai. Ekstra 10 horsepower. O, rytis išlekia. How you feeling? Good. Very well. Darom lenktynę. Važiuosime. Blemba, nežinau, ar čia lyg. Nu, gal... Tegul, jau dabar Tegul. taip nebeklijuos iš naujo, tikrai. Blemba, palauk. Duok. Davai, tu. Oi, tai čia taip nuvaliai riebiai. Tai nieks nelips. Ai, tu nori dar pasausinu. Nu, blemba, Ženį, tu čia labai riebiai nuvaliai. Padaryk reliable tiesiog. Tegul, nu, gerai yra. Gerai. Jau Šaika čia su visu DJ setu. Darovo. Pau, einam paklausyt muzikos. Ne BMW. Tai va jau Šaika lekia ir mes po truputį einam pasižiūrėti, kaip jie su tom savo taškiam gazuoja. Tėvas Racing, right here. Irgi joinino party. Ten OBS Poršiukas, Cayenne'as. Ir žiūrim, ką gero turim. Parskrendu. Dar labai padoriai, maksimumo nespaudžia. Evuškė. Toksai simple track dėjus, reikės nuvaryti gal pas ką nors įsimesti į mašiną, gal onboardą pafilmuoti, po to uždėti kamerą kažkam ant stogo, kad būtų first person view tokių. Žiūrės. Va čia yra gera mašina. O, pėjau! Tai tokie reikalai čia vyksta. Easy. Čia jeigu kas nežino, čia Asanbek Okajev. Laiko spoileris. Panašu, kad jo. Galvoju, aš irgi užlibę, žinai, storas tai nukrisis. Neišlaikysi lyg svaros. Bet čia visa aerodinamika visą laiką taip yra testuojama. Visi sulipa, pašokinėja, jeigu laiko, reiškia laikys ir trasoj. Nu tai va, ant tos korsos, kur ten stovi. Yra splitteris padarytas. Galim sulipti. Tai ant jo ir gali užlipti. Drąsiai. Einam ant visų mašinų ir laiptėm dabar pažiūrėsim. Tiesiog ant visų splitterių. Vat ant to BRZ, kuri turi tą karboninį. Ale, užsidėjęs. Taip, bet nefilmuok, kad liktų, žinai, kad neprisiduotume netyčia. Tiesiog jau lipi ir... Jo, išjungi kadrą.
mašinai šiaip žiauriai per daug dropo, kad čia kažkur važiuot. Tai čia tiesiog visą laiką rabino ratus, pastoviai. Šiaip galėtų būti jinai žymiai geresnė, jeigu čia nebūtų tiek dropo. Bet čia dropo yra kosmosas palyginus su arkom. Tai čia yra labai sunku išvažiuoti gerą ratą normaliai, nes čia jau turbūt tikrai girdisi ir išorėje, ir visur, kad čia žiauriai stipriai rabina. Žiauriai stipriai rabina. Šiaip geras dalykas toks, kad dar neišfeidino jokie stabdžiai. Nu, aišku, aš nevažiuoju čia 100%, bet stabdžiai kol kas neišfeidino. Tai šitų pakeitimas kaladėlių, normalių šitų diskų tikrai padėjo, tai jie geriau tikrai perneša šitą karštį ir nėra taip, kad jie išfeidintų po pirmo rato. Tai aš dabar antrą važiuoju ir viskas su juo gerai, aušinimas vietoj, viskas tvarkoja. Nu, žodžiu, bet jau baigiam važiavimą, nes čia rabina kosmiškai, su jie taip raganėt ne Nemuno žiedė, tikrai. Bet jo. Kur atsijukas? Čia, ne? Ja. Prašom. Dabar reikia dalykų nepervažiuot. Nu jo, nu tai aš matau, kur stovi dalykai. Nu vat gausim prasilėkti su OBS Motorsport founderiu Dima į šitą gražų geltoną Poršiuką. Dabar nufilmuosim tokį onboardą, kaip čia sukreisim į porą podukių. Į kajutę. Kajutę? Aha. O, geltonė. Galima ir svorį numesti. Kaip? Galima, sakau, ir svorį numesti taip. Aha. Sauna. O tik žiūrovą.
važiuoja, kaip supranta, jau daugiau nebegazuot. Sako mum, prasilėkiam, G-Force'us pajautėm, smagu, minkštai, gražiai. Tai lekiam pasidaryti truputį rolerio, su mumis sėdi Džiugas. Sveiki, mano automobilis. Džai. Džai. Ir turim Sviksą. Kuliau, kaip viskas dega, kiek su masu. Tai čia paskui mus važiuos quite a bit Porsche ir kitokių fainų karų. O, Benai. O, sveiki. Benai, varą minutą, jo. Kiek kartą? Let's go! Žiauriai gerai skamba tie KT Poršiukai. Prikolas. Tiesiog tokių porą užmetė prikoliukų. Bet gerai. Naudojamas automobilis palei savo paskirtį. Dabar varom atgal į pietas ir jau varysim tada į... Kodėl mes taip lekiam? But we have it on the FPV, so... Nu, jis ką tik viską iššėrė aplink padangas. Tai va, atvažiavom į Speedway'ų. Čia ir baigsim savo dieną. Tokie reikalai. Va, visi susiparkavom ten, gražiai. Ir daugiau ir tiek. Labai aš čia daug tų kadrų nerodysiu, kas su tais kartingais vyks, nes visi civilizuoti važiuotojai, nebus ten jokių stogų ir taip toliau. Jeigu bus, tai viską pagaus Džiugas ir kažką reikės įkelti gale šito atsisveikinimo, bet šiaip tai tiek. Viso gero, iki kitų kartų.